Ten mes augom, šeši augom. Buvo 4 seserys ir 2 broliai. Ir paaugom, paskui iš ten atsirado, reiškia, padraugavom su tokiu berniuku, ir apsiženijom dar į tolimesnį kaimą, Ten, pasakius, į miškus. Jam buvo Klibijų kaimas buvo. Išgyvenom, mes su pirmoju vyru išgyvenau 11 metų. Ir turėjau 4 vaikus, būčiau turėjęs 4, kad būtų namerus, bet palikau su 3 vaikas, pati nėščių palikau, kad vyrą nušovė. Pirmąjį vyrą nušovė banditai. Miški susirado, mus turbūt žinot, miški susirado gaują, kad tai buvo šauliai, kad tai buvo geriau gyvena, geresnį ūkininką buvo, šaulių bendryje buvo tokia. Bet visi suėjo į miškus, paskui miškuose tai jie maitinos iš žmonių. Iš žmonių jie maitinos. Taip pat mes esam davę daug kartų, po 200, tai bekoną pareikalaus, tai pinigų pareikalaus. Taip išgyvenau 11 metų. Bet paskui, kas ten buvo, buvo sandėlių sargų, išplėšė sandėlį. Buvo papuolęs, tas mano vyras buvo papuolęs į kalėjimą, bet iš kalėjimo išsipirka jau, kad juk nekaltas buvau. Ir tos grūdus, kaip išneš, tos grūdus atvažiavo, kaip sako, striboką, mes žinot, kas tai striboka buvo. Atvažiavo striboką, išsivedė tų grūdų iškuoti. Ir išvažiavo tų grūdų iškuoti. Ir atrado tos grūdus. Tai užkom bandyta užsipyka. Tik ten, aš nežinau, tik ten tų grūdų rado. Užsipyka. Ten, žinau, galbūt šiaip savo vieną kartą patekinė. Norėjo nusivesti ir į mišką, bet jis nenorėjo dalyvauti į mišką. Jau kerštą turėjo, už tai išplėšė to sandėlį jau, kad priekabė būtų didesnė. Ir nušovė, viskas, palikau pati nėščia su 4 vaikas. Su 3 vaikas pati nėščia. Tai viena buvo mirusi jau. Ir paliek man 5 vaiką. Paskui išgyvenau 3 metus, turėjau tarnaitį, mamą nusamdė. Bet mane jau buvo net bloga. Man tos keporis būdavo pro langus švist. Aš negalėjau užmigti, aš būdavau blūdys. Man atrodo, taukš kojas tos kai apie langus, kaip anie atėjo pas mumis tep, ir man vis vaidinos kiekvieną vakarą. Pas man pārnešu, ej prie daktara, man pārnešu vaistu, mani bišķi apsiramenau, išgyvenau 3 metus, man nusamd man aukli jau tep, aukli man tas paties metas, birželio 11 nušovė, o spalio mėnesį gimė, man tas vaikas gimė. Išgyvenau, pas 3 metus išgyvenau. Paskui pasitaikė tos auklės brolis, tai vaina nebuvo kaip gyventi, turėjom gyvulius, turėjom visko sėjom, visko pinigų nieks neiškur nedavė. Reikia išsimaitinti iš savo uždirbtą. Tai kiek užsidirbom, tik turėjom. Paskui už vaikus aš būdavau gaus po 5 rublius. Tai buvo rusų laiką.
nu vaika 5 rublius. Aš turėjau 4 vaikus, jau man susidarė, kaip kieme 4 vaiką, tai aš 20 rublių gavau. Nu, bet 10 kilograms buvo, 2 rubliai, cukraus kilograms buvo 84 centą, o tas prastesnis cukrus buvo 78 kapeikas, tos vadinos kapeikas, mes dabar pat esam prie to centų. Na tai išsilaikėm, apsižanėjom, paskui vėl pradėjom naują gyvenimą. Ir vėl reikėjo arklius valdyti, reikėjo žemę dirbti, reikėjo visko, nebuvo įmanoma. Nu, man tai ir susižanėjom, nu vėl pradėjo bėrti tai vaiką. Nu, ir dai man lyg pat 10. 9 pasakys, 4 vaiką buvo pirmojo vyro, o antrojo vyro susilaukėm 5 vaikus. Nu, ir taip gyvenam, lyg pačiūliau 62 metai, kaip gyvenam bendras gyvenimas. Kapkėlė, kolūkė kapkėlė. Tai mes nusipirkom šitą namą, nusipirkom tik, kad galėjo įeiti, ten nebuvo, tik kad sak pastogė buvo. Nebuvo, čia tokios tvarkos nebuvo, apleistas namas buvo. Na, tai parėjom, čia nusipirkom, parėjom, na, tai dabar sūnaus visus tvarka ir visos sutvarkytus to namą. Nu, 20, nu, taip jau man na šios dainos aš bent 22 yra, nu kai. Ir proanūkai? Proanūkų 11. Mes, kad augom pas tėvų tėviškė, mums tai buvo 2 kilometrai. Pas, kad aš išsižanėjau, man buvo 5 kilometrai į miestelį. Mes, kad taip jau, nu, bet pirm kaime. Kas buvo linksmoms kaime gyventi. Kad mes ėjom į mokyklą, nu, jau pasidarėm mergaitės, jau mergas, su seserį buvo, sesuo buvo metas vyresnė už mane. Mes pradėjom į šokius, tą mokyklą būdavo kiekvieną sekmadienį ėjom į bažnyčią. Iš bažnyčių išėję, po mišių, tik tai jau gavienis mat nebuvo. O tai būdavo mokyklų salė šokė bus, žiemos laikė. O vasarą gegužėnis. Kur? Pas vieną žmogaus gegužėnį, kas keimą turėjo, kam jaunimo daugiau buvo, koks buvo kaims. Būdavo išėjęs jau mes tam, kad gyvenom, ne tam, kur tolimai jau gyvena, tokie Kazrage susižanė, jie biškai vėliau, kaip aš buvau žanuota. Išėjo ir met jie rugių tų vasarojų sieti. Tai jaunoji berg už šiaudokų nešas, už berg lyg teiktors užsieti. Biržiai, vadinaus biržiai. O tas vyrs sieja. Kai užtrauks dainą, vaikelis skambės, pasidžiaugusi, kaip žmonės gyvena, kaimus linksma. Bet buvo daug žmonių kaimuose buvo. Ūkininkai turėjo vaikus, mergas, kam koks vezikė, kam tarnavo, visi gyvenom, bet labai buvo linksmas kaims. Mano brolis mokėjo groti, tėvas mokėjo groti, būdavo paprašys vaikiną šventą vakarą, kam susilekam, pasišokti. Nu, įdavai. Nu, tai jau apsidirba, karis pasimelža, kiaulis pasišėrė, da kol vakų neturėjom, kol da mergas tai buvo, davai tik lyg išvakarė. Nu, tai mes tikrai, kad jau kaimis gyvent, tada linksma. Dabar žmogaus neišgėris, kas dainuotum kaim, sakyt, kad sublūda jau. Jau naptebėjau.
Na išgėris, kam norintas, jie prisigėris, kam už blioberio kūtį daina. Bet būdavo dar, prieš kelias metus būdavo atsiras tokių, kai jau prisigėris išdainiotų, bet dabar nebegirdėti išvis. Taip, ką pasakius, kad net į susiėjimus daugiau kalbų, bet mažiau dainų. Toks dabar laikotarpis, kažko žmonės tokie. Bet visi suėję miestus. Suėję visi linksmėje žmonės, visi miestus suėję. Tada to neužtenktų, bet į užsienį išvažiavo, tik patys gabėję, patys gremnėję, visi po užsienius jie. O tik dabar esam, kas tik tas seni žmonės mažiuoką, ba gyvent beveik. Mes tik 4 klasės tada buvom, mes baigusi. Mes tik buvo, čia ta pati mokykla buvo, kad ten nebuvo priestatų tų. Nebuvo, mokykla buvo ten, o tokio biškį miestelį arčiau. Mokykla buvo didelė, bet parkar nudegė. Aš kada jau į mokyklą, kai 4 klasė, aš buvau pirmūnių, baigiau man matematiką, labai gera, sekės matematika manai. Aš galėjau, man mokytojai pasakė, auklėtojai, sakė, pareis, paprašyk mamą, sakė, kad tave leistum į mokslą. Parėjau, mama paaiškinau, sakau, kad auklėtojai sakė, kad man leistų mokslą. Ai, mama sakė, mes dėl tavęs vienoščių badom dvasinčiamos. Gyvenk. Kaip klostysiuos, tarnaut nejom, tėva buvo matininka, siuvėja buvo, valgyti užtekom, žanytys atsitek vaikinų, natrūka. Tai par tos karus, par ton karą mes išbuvom kaime, ten gyvenom kaime. Matėm kareivių, daug kareivių, matėm ir matėm, buvo sustoję garnizonas prie mūsų namų, mes patys svedenių, sakėm, kai jau degs jau, išsinešiujom viską į laukus, patys susilindom į žemlenką, bet tiek atsibodom karininką su mergom, su bobom, po mūsų kambaris mėgoja, o mes žemlenko išmėgojom to naktį, kai praėjo kariuomenė. Bet į Vokietiją buvo išbėgusi, mūsų kaimynų daug buvo išbėgusi į Vokietiją. Bučne buvo, prie mūsų buvo tarnais toks berniukas vaikens. Tas buvo išbėgęs, paskui mūsų kaimynis tėva buvo išbėgusi. Bet buvo mūsų, kur mes augom, iš tų jau pažįstam, buvo daug išbėgusi, kad reikia mokyti žmonės beveik, jau nenorėjo to rusų abejoja. Čia daug, par karą išdegė daug namų. Namų išdegė, į mokyklų nudegė, į bažnyčių nudegė vis Sviedinė eina ir kas kliuvis, taikybės į Klaipėdą. Aš maniau, kad ten to Klaipėdo nableks neveina būtų, bet buvo išlikusi, matyti, į jūrą daug Sviedinė. Aš dirbau 8 metus išmelžau karves, Kūlukio, bet tik 8 metus, bet kad aš negalėjau, į pensijas tik tausiu dirbam par vaikus. Užtat mok man dabar, mums, nebuvo mat išėt dirbti. Vis tik vyrs tą dirba, vyrs buvo ir brigadininkų buvo, ir paskui fermos vedėjų išbuvau, visą gyvenimą Kūlukį išdirba. Kapčionas išdirba 40 metų. Buvo išdirbęs, stažą turėjo. Patarkit mamoms, kaip juos reikia auklėti. Išduokit patirtį, turite. Auklėti tai nejaučiu jau.
auklēt vaiku na rēki, gan ir pats auga. Daba pamperā, mēs pirm vīstuklus ploviem, prūda turējom, šoliņu turējom. Sisiemē ķeber, metienoja izsiplaustē, izplovē prūdē, pasidžovē ir izdžuva. Na mūsu vērčos poņus, vīstuklus plovē, džovē kambarē. Vai ar gauču mūsu darbu jau, ko na daktari, no jau prienos, vērtuvē izsidžaužus vīstuklukus, ka vaiku savu dienu, tu tiem atdaba pamperāciju atvažiavo, tā patī, praeito savaitė, tur du vaikus, tur dvi mergeles. Tad izvoju į mokyklą, 7 metų įrvo. Tas dar tik puses metų. Pamperuką. Tai kur išmesti? Vaikam šlaust, kur išmesti. Un mes nametėm neveina, kad realiai nametėm. Kas vaik numaudyti, įsiplausi, viską suguldys į to geldėk, kaip sakė, nebuvo net ugunių, nebuvo, negali gauti pėrt. Tai aš atsimenu, buvau čiocis tos, vyras tos jau čiocis senų laikų, geldėkis iš medį išpjautas, tas geldėkis sėdėsi ir maudysi vaiką. Išsiplausi, vystiko sudėję po galvėkis. Išsiplovė, paauga, nereikia, nikokių pamperų nereikia, paauga visi. Da tik aš atsimenu, kad būdavo, neturėjom žartų drabužių, neturėjom viešpatį vaiką, ką buvo būrys vaikų, iš kur nuintas gausi, kam, tikrai, man 3 mergėkis auga, ta viena nupirksi, tai praauga, pārsiūsi bišķi pataisīs, ko nors. Aš pati buvau mammas išmokus siūti, bet man nebuvo nekmatnis siūti, ne mes buvom baigus. Aš 18 metų nebauda, ką apsižanėjau. Tas man, kaip sako, kavalierius, buvau jau baigę, kariuomenę atliekis buvau. Įsimylėjo, tačiau atsimėrė, palieka viens. Aš dar nebuvau nepilnu, man nadėvi šliūbą dar, narašiu, čia buvo, tam šit name buvo, tam kur žalstas nams, tam name buvo valstybė, norėš gyveno, valdžia čia gyveno, buvo valstybės nams buvo. Tai jums susirašyti, truks 3 mėnesių, narašo. Valstybė nesurašo, klebons šliūbą nedauda. Kaip dabar esi gyventi, kas ta buvo mada, kad dabar ta čia na problema, dabar susiai po 10 metų išgyvena žanuoti. O pirmų jėrgų toliau pasirodys šeimo nažanuota, kaip tu čia atrodys, ką jums pirštas užbadytų. Tai nadauda ir išgyvena pas tus 3 mėnesius. Bet pat neapsulautėm, ja manam karius meištinām, palieka viens bačiocis, niekas badarbos, valgykas išverdos, pirmėki užsidėti pinigų, reikia važiuoti praktis važiavo, į miškus važiavo, reikia užsidėti lietą tuo. Vis tik žemės mokesnis buvo, reikia mokėti žemės mokesnį. Tai vyras esu pasakėms, man tėvo buvo, tėvo giminaitis, buvo toks jau tiko žmogus. Vyras sako, kaip norit. A vieną paketę, a grožinam konkreit atgal, tur kieti iškotės. Tur, prot, mano mažuoka esat. Tur leist gyventi. Tur išvažiuoti praktiškai, tak niekas gyvulių prižiūrys, nebekas valgyti išverdos, nedrabužkas išplaunos.
Paskiau niekad į vyrą jau nusistoja. Nu, kaip dabar šitą, nu, tad dabar jau tos mados namie jau ten. Mums ir anūti šitą, ir anūks, visi tur poras, visi gyvenais. Nebija pasaka, jeigu visi taip gyvenim, dabar kalba tokį, jeigu visi taip gyvenim, visi jaunumen taip gyvenim. Jie būtų taip jau galėjusi gyventi, ką? Merga vakai būdavo įgaus, tėvai būt neįsileisdavo. Kaip nori tarnau, kur nori su vaiku. Buvo tokie žmoniški, kai jau neįsileido, jau pasidarė neiški duktė. Ir kur nori tarnau su visu vaiku. Jie būdavo tarnaus, vaiką išlaikyti, pati dirbs viskom, kad galėtų vaiką pamaitinti. O dabar tai jau tas nėra problema. Praeitą savaitę atvežė man mobilui, kur aš nebuvau turėjusi nuo. Niekaip nesudėbu, nežinau, bendrada niekam nesiskambinau. Kaune gyventa anūkį nupirkt man tad mobilui, pašnekėjau kažmat, kad sakau, mobilui natur,